Sveiki, mano vardas Algirdas Karalius ir turiu pranešti, kad Drakonas, algoritminė kalba Drakonas, pradėjo savo kelionę po visą pasaulį. Lygiai po 3 savaičių mes išvykstame į Ameriką ir dabar pristatysim verslo iki rakto idėją ir patį Drakoną Amerikos publikai, po to mūsų laukia dar kiti kraštai. Ir džiaugiuosi labai, kad Lietuvoje daug žmonių labai atvyko į mūsų pirmąjį seminarą, netilpo net visi į salę, teko vogti net kėdės iš kitų auditorijų. Ir dar labai džiaugiuosi, kad atsirado daug norinčių prisidėti prie mūsų tos misijos. Mano misija yra išplėsti Drakono kalbą po visą pasaulį ir mes renkame pačius geriausius žmonės, kurie nori ir gali iš tikrųjų išplatinti tą idėją apie drakonizavimą, padėti įmonėms priimti teisingus sprendimus, daugiau sužinoti apie tai, kas yra Drakono kalba, kaip jinai gali padėti įmonėje standartizuoti procesus. Ir vienas iš tokių žmonių, kuris iš tikrųjų yra kompetentingas ir turi didelę patirtį, yra atkaklus, pats matęs ir karšto ir šalto. Tai yra Donatas Brykas, kuris iš tikrųjų praėjo apmokymus ir dabar pasiryžęs profesionaliai, kompetentingai pristatyti pačią idėją Drakono. Taigi, jeigu jūs galvojate, ar reikėtų jūsų verslo naujų galimybių, ar norėtumėt įgyti žinių apie naujus instrumentus, kurie paimti tiesiai iš kosmoso pramonės, ir jau daug kompanijų, tokios kaip PepsiCo, bankai ir draudimo kompanijos jau pradėjo rimtai įdieginėti šį instrumentą savo versle. Taigi jūs esate vienas iš tų verslininkų, labai kviečiu jūs į seminarą Verslas iki rakto, kuris ves Donatas Brykas. Jis yra kompetentingas tam, kad atsakyti į visus klausimus susijusius su tą labai įdomią idėją, kurią mes pristatome. Ir ateityje galbūt susitiksime su jumis jau Drakono kalbos mokykloje, kuri jau pradėjo aktyviai funkcionuoti. Taigi iki susitikimų priminsiu, kad tai yra unikalus momentas, kai kosminės technologijos gali padėti jūsų verslui išvesti jūsų visą organizaciją į naują lygį. Taigi, iki susimatymo.